Perskaičiau ataskaitą apie vaikų seksualinio išnaudojimo gaujas Jungtinėje karalystėje, kad jums nereikėtų to daryti. Ir dėja, turiu pasakyti, kad situacija yra daug blogesnė, nei mums buvo leista manyti. Dabar jaučiuosi visiškai blogai. Įspėjimas apie jautrią temą. Jei nenorite girdėti apie tai, kaip 250 000 jaunų merginų buvo sistemingai prievartaujamos imigrantų gaujų visoje Jungtinėje karalystėje ir apie tai, kaip vyriausybė ir politikai Anglijoje nuslėpė šią istoriją, tada tikriausiai neturėtume žiūrėti šio vaizdo įrašo, nes mes tikrai apie tai kalbėsime. Ir pasakysiu taip. Norėčiau galėti pasakyti, kad tai jau praeitis, kad tai istorijos iš ankstyvųjų 2000-ųjų ir kad viskas pasikeitė. Tačiau dabar, vis dar, šiuo metu viskas yra slepiama. Bet nešokime į priekį. Tai yra prievartautojų gaujos tyrimo ataskaita. Ir pasak Ruperto Luvo, žmogaus, kuris visą tai inicijavo, vieno iš politikų Jungtinėje karalystėje, daugiau nei 1 milijoną žmonių ją perskaitė. Ir tai manęs nestebina, nes internetas yra visiškai šokiruotas dėl šios istorijos. Dabar, kai sakau, kad ši istorija turėtų būti tikriausiai vienintelė istorija, apie kurią visi turėtų kalbėti, nežinau, ar tai perdėjimas. Nes mes tarsi pradedame tikėti, kad šiandienos vakarų demokratijose mes jau išaugome iš to beprotiško, sąmoksliško laikotarpio, kai užkulisiuose yra žmonių darančių siaubingus, baisius dalykus, apie kuriuos mes visi iš tikrųjų nežinome, arba tai yra slepiama. Tačiau ši prievartautojų gaujos tyrimo ataskaita įrodo mums, kad tai nėra praeities dalykas, būtent tai vyksta dabar. Ir tai yra visiška tragedija. Tačiau dar svarbiau, tai yra įspėjimas visoms šalims, kurios dar nėra sistemingai islamizuotos. Ir aš jums paaiškinsiu, kodėl. Labai paprastai, ši istorija apie tai, kaip 250 000 mergaičių nebuvo apsaugotos savo vyriausybės, yra pasakojimas apie tai, ką šie žmonės sugebėjo padaryti, kaip jie sugebėjo manipuliuoti sistema. Iki tokio lygio, kad visi mes esame aklai prieš tikrąją realybę, kas iš tikrųjų vyksta. Tačiau jie tai kūrė lėtai ir vis tęsė. Taigi, kai dabar apsidairai ir matai keistus dalykus vykstančius tavo visuomenėje ir tada pažvelgi į priekį, persikeli 10 metų į priekį ir pasižiūri į Jat Kotar Walką ir pamatai, kas ten vyksta, turi prisiminti, kad visi šie dalykai yra susiję. Ir tai, mano draugai, yra pasibjaurėtina. Padėkos. Kiekvienas liudytojas, kuris savanoriškai pateikė savo parodymus, ar tai būtų išgyvenęs asmuo, pacientas, tėvas, informatorius, politikas ar ekspertas, parodė drąsą, kuri leido šiam tyrimui įvykti. Faktas, kad reikia drąsos atskleisti, jog 250 000 mergaičių buvo išprievartautos, yra iš tiesų liūdnas. Pradėkime nuo to. Didžioji Britanija neturi rasizmo problemos, ji turi imigracijos problemą. Ir manau, kad tai tikriausiai yra puikus tonas pradėti nagrinėti šį tyrimą, kurio mes viso neišnagrinėsime, nes tiesą sakant, nežinau, ar visi galėtume tai atlaikyti. Bet mums buvo sakoma, kad mes visi esame rasistai. Mes visi tiesiog esame rasistai, nes mums nepatinka žmonės, kurie yra kitokie nei mes. Ir manau, daugelis iš mūsų jaučiamės, kad nesame rasistai. Tiesiog mums nelabai patinka pokyčiai vykstantis mūsų visuomenėje, kurie vyksta dėl imigracijos. Ir dabar, kaip sako labai gerai žinoma citata, pasaulyje garsus posakis: jei importuoji trečiąjį pasaulį, gauni trečiąjį pasaulį. Ir ką mes žinome, tai kad trečiojo pasaulio šalyse sistemingos išnaudojimo gaujos yra visiškai įprastas dalykas. Tai ar mus labai stebina, kai tai atsiranda ir mūsų kieme? Ne. Mus stebina tai, kad vyriausybė iš tikrųjų tai slėpė, bijodama būti palaikyta rasistinė. Kaip ir daugelis padorių, sunkiai dirbančių britų, aš nežinojau apie tikrąjį blogą mastą, kurį daugiausia Pakistano islamistai vyrai vykdė ir tebevykdo prieš pažeidžiamas jaunas baltąsias moteris ir mergaitės mūsų šalies bendruomenėse. Tačiau vienos tokios siaubingos bylos teismo protokolas, kurį praėjusiais metais išplatino Elonas Muskas, paskatino ilgai lauktą nacionalinį susidorojimą su šia problema ir įkvėpė daugiau nei 20 000 britų patriotų prisidėti prie mūsų tyrimo dėl prievartautojų gaujų. Toliau pateikiama išsami ataskaita apie tyrimo išvadas. Labai svarbu, kad visi su tuo susiję teismo dokumentai būtų saugiai išsaugoti tiek teisiniais, tiek istoriniais sumetimais. Raginu visus britus perskaityti šią ataskaitą nuo pradžios iki pabaigos. Reikia pasimokyti šios situacijos, o už siaubingą atsakingų asmenų bailumą atsisakius priešintis tokiems siaubams, turi būti pradėti baudžiamieji persekiojimai. Čia turime dvi skirtingas problemas. Turime imigrantų problemą, kuri yra milžiniška, bet taip pat turime ir vyriausybės problemą. Nes jei jie apie tai žinojo ir leido tam įvykti, tai mano draugės yra tikroji visos šios situacijos tragedija.
Pasaulis yra pavojinga vieta gyventi, ne dėl blogų žmonių, o dėl tų, kurie nieko dėl to nedaro. Ir būtent todėl mes čia esame, nes mums tikrai jau gana visų šių dalykų, kurie vyksta, ir to fakto, kad žmonės apie tai iš tikrųjų nekalba. Wake tyrimas dėl prievartautojų gaujų dabar baigia pirmąjį savo darbo etapą. Jis buvo įkurtas tam, kad ištirtų vieną iš baisiausių skandalų mūsų šalies ilgoje istorijoje – sistemingą taikymąsi į pažeidžiamas daugiausia baltąsias brites, kurį vykdė daugiausia musulmonų pakistaniečių gaujos visos šalies miestuose ir miesteliuose. Per klausimus pateikti įrodymai patvirtino tai, kas jau seniai buvo žinoma, bet daugelio politinės klasės atstovų nuolat neigta. Tyrimas kvietė embraites, berniukus, vyrus ir moteris iš visų rasių ir religijų liudyti apie savo patirtį, kad būtų galima susidaryti visapusišką vaizdą apie prievartautojų gaujų reiškinį. 2025 m. bylos ataskaitoje buvo nurodyta, kad tarp įtariamųjų dėl grupinio vaikų seksualinio išnaudojimo neproporcingai daug buvo vyrų iš Azijos etninių grupių. Tyrimas dėl prievartautojų gaujų buvo būtinas, nes valstybė ir institucijos dešimtmečius katastrofiškai nesugebėjo tinkamai reaguoti. Policija, socialinės tarnybos, mokyklos, nacionalinė sveikatos tarnyba, licenzijavimo institucijos ir vyriausybės leido šioms gaujoms veikti nebaudžiamai. Akivaizdžiai trūko politinės valios joms pasipriešinti. Leiboristų partija iš pradžių visiškai atsisakė viešo tyrimo, nusileido tik patyrusi didelį spaudimą. Praeis daug metų, kol šis tyrimas bus baigtas ir nėra jokios garantijos, kad tinkamai išnagrinėsime politiškai jautrų etnokonfesinį šio reiškinio pobūdį, nepaisant to, kad dabar reikalaujame tyrimo. Tai buvo nukentėjusiųjų vadovaujamas tyrimas dėl prievartautojų gaujų. Kiekvieną dieną komisija posėdžiavo kartu su Sammy Woodhouse, kuri pati išgyveno ir tapo aktyviste, taip pat su įvairiais ekspertais, kurie dalyvavo pagal savo specializaciją. Visa tai buvo mūsų pastangų siekiant išsiaiškinti tiesą, pagrindas. Pakalbėkime apie Sammy akimirkai, nes tai tikrai įdomu paminėti. Matote, pati Sammy Woodhouse yra išgyvenusi ir ji paskelbė šį rytą. Šį rytą dalyvavau tiesioginėme interviu laidoje Good Morning Britain apie seksualinio išnaudojimo gaujas. Prieš eidama į eterį man buvo pasakyta neminėti nusikaltėlių rasės. Žinoma, aš nepaklausiau. Dabar gavau atsiprašymą iš redaktoriaus. Ji eina į eterį kalbėti apie šią ataskaitą. Ataskaitą, apie kurią visi tiksliai žino, apie ką ji yra. Visi ją mato, visi gali ją perskaityti patys. Ir jei vis dar sakoma, vis dar žiniasklaida liepia neminėti nusikaltėlių rasės. Mes vis dar esame ten. Mes vis dar turime šią problemą. Ji niekur nedingsta. Kaip sakiau, mes neskaitysime visko nuo pradžių iki galo. Turėtumėte patys tai pasižiūrėti. Tai sukelia šleikštulį ir yra sunku. Bet mes peržvelgsime pagrindinę ataskaitos santrauką, kad žmonės suprastų, kokio masto tai yra. Tyrimas dėl prievartautojų gaujų nagrinėja sistemingą pažeidžiamų mergaičių taikymąsi, daugiausia baltųjų britų, kurias daugiausia persekiodavo musulmonų pakistaniečių gaujos įvairiuose miesteliuose ir miestuose visoje Jungtinėje karalystėje. Tyrimui pateikti įrodymai patvirtina, kad šis skandalas yra vienas iš siaubingiausių nesėkmių šalies istorijoje. Organizuotas nusikaltėlių tinklas sukūrė koordinuotas operacijas, kurios gabeno aukas tarp skirtingų vietų, tiekė joms narkotikus ir alkoholį, filmavo prievartą, kad galėtų ją platinti ir šantažuoti, o mergaitės perduodavo keliems suaugusiems vyrams. Nusikaltimai buvo vykdomi dešimtmečius nuo 1950-ųjų, ypač pakistaniečių, ir paveikė kiekvieną mūsų šalies regioną. Nusikaltimų mastas yra stulbinantis. Jau anksčiau nustatyta, kad mažiausiai 250 000 jaunų baltųjų mergaičių buvo nuolat prievartaujamos, grupiškai prievartaujamos, pardavinėjamos, kankinamos, pastojusios, priverstinai atverstos į islamą ir patyrusios visą gyvenimą trunkančią traumą. Tikrasis skaičius tikriausiai yra dar didesnis. Pagrindinę atsakomybę neša nusikaltėliai, tačiau taip pat būtina susidurti su institucijų nesėkmėmis, kurios dešimtmečius leido jiems veikti. Teismo įrašuose ir oficialiuose tyrimuose apie 87% asmenų nuteistų už šiuos grupinius vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus turėjo aiškiai musulmoniškus vardus. Gerai, jis nesako, kad jie visi yra islamistai. Jis sako, kad tiesiog 87% jų turi labai islamistiškus vardus. Didžioji dauguma šiuose gaujose dalyvavusių vyrų nebuvo nuteisti. Daktaras Taj Hargejus, Oksfordo islamo kongregacijos imamas, mano, kad tikroji gaujų narių, kurie yra musulmonai dalis, paprastai siekia apie 95%. Šis skaičius gerokai viršija musulmonų dalį bendroje Jungtinės karalystės gyventojų populiacijoje.
Sąžiningai, man norisi sustoti, nes tai tiesiog verčia mane pykinti. Šis skaičius gerokai viršija musulmonų dalį bendroje Jungtinės karalystės gyventojų populiacijoje. Didžioji dauguma prievartautojų gaujų tinklų sudarė vyrai iš islamistinės aplinkos, daugiausia pakistietiškos kilmės, nors taip pat dalyvavo ir mažesnės somalių, iraniečių, sirų, turkų bei kitos musulmoniškos kilmės grupės. Tyrimas išklausęs sukreipiančius išgyvenusiųjų ir jų šeimų liudijimus. Vaikų viliojimo metodas dažniausiai buvo toks pat. Mergaitės, kuriams buvo vos 11 metų, iš pradžių būdavo prisiviliojamos jauno islamisto, kuris vėliau pradėdavo elgtis su vaiku kaip su suaugusia ir pradėdavo duoti joms alkoholio, narkotikų bei cigarečių. Po kelių mėnesių mergaitės būdavo paimamos iš mokyklos vartų, globos namų ar gatvių taksi automobiliais. Jos būdavo nuvežamos į namus, butus, restoranus ir viešbučius, kur grupės vyrų jas pakartotinai prievartaudavo, kankindavo, filmuodavo šantažai ir sakydavo, kad jos yra baltos šiukšlės arba kafirės, kurios nusipelno bausmės. Daugelis pastojo būdamos dar vaikais, dabar mes tai skaitome. Ir manau, kad šiuo metu mes jau esame tapę nejautrus viskam, ką čia skaitome. Bet faktas, kad tiek daug jų pastojo būdamos vaikais, o vyriausybė nieko nedarė, arba medicinos sistema į tai nesureagavo ir nesiėmė jokių veiksmų, man atrodo neįtikėtinas. Nes įsivaizduoju, jei būčiau gydytoja ir pas mane ateitų 13-metė nėščia mergaitė, man tikrai suveiktų pavojaus signalai. Ir aš jaučiu, kad jei esi 13-metė mergaitė ir tave daug kartų prievartauja skirtingose butuose, skirtingi žmonės, kurie tau sako, kad esi niekam tikusi, bet kokia išgalvota istorija apie vaikiną būtų gana lengvai atpažįstama kaip melas. Nes negali būti taip sunku perprasti, ką šios mergaitės išgyvena emociškai ir atskleisti, kad kažkas negerai. Tiesiog nemanau, kad tai gali būti taip sunku. Ir galbūt jei turėtum pasaulyje pačią manipuliatyviausią 13-metę mergaitę, kuri, mano manimu, nepatikėtų tokiu dalyku. Bet jei turi dešimtis, šimtus ar tūkstančius tokių istorijų, kažkuriuo momentu turi pastebėti pasikartojimą ir kai kurios iš jų turi prasiveržti. Tai kaip tai netapo didesniu skandalu? Kai kurios dėl patirto streso patyrė persileidimą, kitos patyrė priverstinius abortus, o kai kurios pagimdė vaikus, kurie vėliau buvo atimti valstybės. Mes nustatėm, kad tie patys neįsivaizduojami nusikaltimai įvyko mažiausiai 149 vietos valdžios rajonuose, beveik 40% visų tokių rajonų Jungtinėje karalystėje. Visą mūsų žemėlapį rasite 14 puslapyje. Išgyvenusieji apibūdino kasdienius išžaginimus, raudonuosius kankinimų kambarius, prekybą tarp miestų ir institucijų, netikėjimą, kuris dar labiau padidino jų kančias. Kai kurios mergaitės buvo netgi parduotos į atimirmuosius rytus, kur jos turėjo iškęsti islamo santuoką. Demografiniai ir kultūriniai veiksniai yra aiškus. Iš Pakistano kilę musulmonai ir kitų musulmonų bendruomenių nusikaltėliai vadovavosi garbės ir gėdos pagrindų veikiančių klano kodeksu, kuris nemusulmonų mergaitės, ypač baltąsias darbininkų klasės mergaitės, laikė turtu, prieinamu seksualiniam išnaudojimui. Šį modelį sustiprino 8 teologiniai ir teisiniai islamo aspektai. Tai apima musulmonų pranašumo doktriną, kylančią iš Korano eilučių, kurios musulmonus iškelia į viršų ir suteikia pareigą auklėti netikinčiuosius. Gaujos narių nusikaltimų pateisinimą galima rasti islamo lojalumo ir atsiribojimo principuose, žinomose kaip al-vala va al-bara. Jis įsako priešiškumą nemusulmonams, vyrų viršenybę prieš moteris. Priverstinės santuokos, kartu su tuo, kad nėra nustatyto minimalaus sutikimo amžiaus, moterų seksualumo suvokimas kaip iš prigimties pavojingo, sekso vergovės sistema, leidžianti lytinius santykius su nemusulmonų belaisviais ir religinių pagrindų įteisinta socialinė hierarchija, pavergianti užkariautus nemusulmonus. Leiskite man būti visiškai aiškiai. Kai žmonės sako tokius dalykus kaip šariato įstatymai ateina į jūsų miestą, būtent apie tai jie ir kalba. Jie nekalba apie eidą, gražius drabužius ar žmonės, kurie švenčia mielas šventes su šeima. Jie kalba apie tai, nes būtent tai atėjo Jungtinė karalystė. Vėlgi, tai savaime yra siaubinga ir bjauru, tačiau man tikroji problema yra tai, kad tai buvo leista tęsti. Jei Didžioji Britanija veiktų efektyviai, šios mergaitės būtų gavusios didelę valstybės apsaugą, tačiau kiekviena mūsų institucija jas tragiškai nuvylė. Policijos pajėgos ignoravo pakartotinius pranešimus, vietoj nusikaltėlių kriminalizavo aukas, naikino įrodymus ir leido žinomiems prievartautojams likti laisvėje už užstatą. Socialinės rūpybos tarnybos menkino apsaugančius tėvus, apgyvendino vaikus prekybos žmonėmis centruose, vaikų globos namuose, uždarė bylas nepaisydamos aiškių išnaudojimo požymių ir keršijo pranešėjams.
NHS užfiksavo lytinių organų sužalojimus, daugybę lytiškai plintančių infekcijų vaikams vos 13 metų, nėštumus sukeltus išžaginimo ir bandymus nusižudyti. Vis dėlto aukos buvo išleidžiamos atgal pas savo skriaudėjus, be nukreipimo į vaiko apsaugos tarnybas ar pagalbos po traumos. Mokyklos pastebėjo vyresnius vyrus, pasiimančius mergaitės prie vartų, mokyklos teritorijoje išgirdo pranešimus apie išžaginimą, tačiau reagavo pašalindamos aukas, o ne jas apsaugodamos. Taksi licencijavimo institucijos atnaujino leidimus vairuotojams, kurie sudarė logistinį tinklų pagrindą ir pasidavė organizuotoms protesto akcijoms, kai buvo siūlomos elementarios saugumo priemonės. Politinė nesėkmė slypi šio skandalo esmėje. Viena po kitos einančios vyriausybės neturėjo valios spręsti etninius ir religinius dėsningumus. Leiboristų partija turi ypatingą atsakomybę. Iš pradžių jie atsisakė viešo tyrimo ir tik spaudžiama nusileido, paskelbdama procesą, į kurį buvo žiūrima su plačiu skepticizmu. Tai yra žemėlapis. Įtariama yra ši spalva, o patvirtinta ši. Noriu, kad pažiūrėtumėte į šį žemėlapį akimirkai. Patvirtinta, 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 patvirtinta. Įtariama. Patvirtinta, 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 patvirtinta. Įtariama. Ar žinote, kiek žmonių gyvena šiose vietovėse? Patvirtinta, 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 įtariama, patvirtinta, 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 patvirtinta. Štai čia. Šis mažytis trikampis ir ši mažytė išsikišusi dalis. Patvirtinta, patvirtinta, patvirtinta. Iš prievartavimo gaujos veikia mažiausiai 149 savivaldybių rajonuose visoje Jungtinėje karalystėje. Londonas atskleistas kaip institucinės neigimo epicentras vaikų seksualinio išnaudojimo gaujų skandaluose. Kol šiaurės miestai susidūrė su viešais tyrimais po to, kai paaiškėjo tiesa, sostinė metų metus tylėjo. Londono meras Sadikas Khanas nekartą tvirtino, kad mieste neveikia jokios vaikų seksualinio išnaudojimo gaujos. Sadikas Khanas, kaip tikriausiai visi žinote, priklauso tam tikrai politiniai ar religiniai grupiai. Esu tikra, kad galite atspėti, kuriai. Tai tik pradžia. Perskaitykime vieną istoriją. Per ankstyvą vaikystę Chloja buvo populiari mokykloje, gerai mokėsi ir turėjo aktyvų socialinį gyvenimą. Nors jos tėvai išsiskyrė, kai ji buvo maža, ji savo ankstyvą auklėjimą apibūdina kaip gana stabilų. Po skyrybų Chlojos ir jos vyresniojo brolio pilna globa buvo paskirta jų tėvui, nepaisant jo alkoholizmo. Jos mama, kita vertus, dažnai nedalyvavo jos gyvenime ir po skyrybų tapo benamė. Chloja prisimena tikrai saugią ir palaikančią namų aplinką, kai jie rūpinosi tėvas. Tačiau po savo brolio mirties, įvykusios prieš pat jos 10-ąjį gimtadienį, Chloja persikėlė gyventi pas motiną ir jos naują vyrą, kurį jie apibūdina kaip pedofilą ir kuris ją seksualiai išnaudojo. Chlojos motina daug kartų užtiko savo vyrą skriaudžiantį Chloją, tačiau beveik nieko nedarė, kad tai sustabdytų. Kartą Chlojos motina užtiko savo vyrą duše kartu su Chloja, bet vietoj to, kad įsikištų, ji uždarė duris ir išėjo. Tuo metu Chlojai buvo 10 metų, tai jau savaime siaubinga istorija. Netrukus prievarta peraugo į išžaginimą. Chlojos patėvis duodavo jai alkoholio ir cigarečių, kad ji tylėtų, ir ji pradėjo rūkyti kanapes. Maždaug tuo pačiu metu Chloja pradėjo bėgti iš pamokų ir leisti laiką vietos miesto centre su drauge be priežiūros. Ji pasakojo apie musulmonų vyrų grupes, daugiausia pakistaniečius, kurių amžius nuo 20 iki daugiau nei 50 metų, kurie rodė joms dėmesį, švilpė, pirko alkoholio. Daugelis jų buvo taksi vairuotojai, kurie pasimdavo mergaitės į savo automobilius ir vežiodavo jas po miestą. Šiame etape seksualinės prievartos dar nebuvo, ir nors vyro elgesys akivaizdžiai buvo netinkamas, Chloe ir jos draugiai, kurios tuo metu baiginėjo pradinę mokyklą, patiko, kad su jomis elgiamasi kaip su suaugusiamis. Tai yra modelis. Greitai viliojimas sustiprėjo, kartu su alkoholiu ir maistu išsinešimui atsirado ir emocinė manipulacija, o vyrai, daugelis kurių buvo tarpusavyje susiję, Chloe prisistatydavo kaip užjaučiantis draugai. Chloe šį procesą apibūdina kaip bandymą išsiaiškinti, ar esi pažeidžiamas žmogus. Fiziniai kontaktai, įskaitant bučinius ir masažus, tapo vis dažnesni. Tuo tarpu patėvio smurtas namuose dar labiau paaštrėjo, o motina beveik visai nedalyvavo jos gyvenime. Tuo metu Chloe turėjo netoliese gyvenančią tetą ir dėdę, pas kuriuos dažnai ieškodavo prieglobsčio. Ankstyvoje vaikystėje ji pas juos leisdavo atostogas ir jautė, kad gali jais pasitikėti. Kartą ji juos aplankė, kai buvo pabėgusi iš pamokų, prieš grįždama namo ir praleisdama dieną su motina bei patėviu jų darbo vietoje. Chloe nuostabai, jos dėdė po valandos netikėtai atvyko į jos namus ir ji pakvietė jį užeiti vidun. Po trumpo pokalbio Chloe dėdė ją seksualiai užpuolė, Chloe priešinosi ir jis pasidavė bei išėjo. Ji papasakojo apie užpuolimą savo motinai, o ši pranešė policijai.
Policija apkaltino Chloe melu ir daugiau jokių veiksmų nebuvo imtasi. Iki šio įvykio ji laikė savo dėdę vienu geriausių žmonių savo gyvenime. Po to Chloe nebeliko suaugusiųjų, kuriais galėtų pasitikėti ar iš kurių galėtų sulaukti pagalbos. Vis labiau jausdama izoliaciją, ji vis labiau įsitraukė į musulmonų vyrų grupes, su kuriomis susidurdavo miesto centre. Vieną vakarą Chloe draugai pasiūlė nuvykti į netoliese esantį miestą, kur vienas iš vyrų turėjo viešbučio kambarį. Jie buvo paimti vyro, kuris buvo girtas ir apsvaigęs nuo narkotikų, ir nuvežti į viešbutį. Atvykus, viešbučio darbuotojai juos matė, bet nesikišo. Kambaryje merginoms buvo duota stiprios kanapių rūšies, nuo kurios Chloe, kuriai tada buvo 11, visiškai apsvaigo. Chloe draugės buvo nuvestos į kitą kambarį 2 grupės vyrų, o Chloe išprievartavo vyras, kuris liko. Chloe priešinasi ir jis įtrenkė. Vyras daugiau nebandė jo seksualiai užpulti, o vietoj to išmetė merginas, kurios abi vis dar buvo apsvaigusios, iš viešbučio ir atsisakė jas parvežti atgal į jų gimtąjį miestą. Jos buvo priverstos eiti pėsčiomis. Buvo apie vidurnaktį. Chloe nenorėjo grįžti namo, nes bijojo, kad mama ją sumuš už tai, kad taip vėlai grįžo. Todėl ji liko pas draugę. Jai yra 11 metų. Pažiūrėk, kokia ilga ši istorija. Pažiūrėk, kokia ji ilga. Baigsiu tuo. Chloe mano, kad vietos policija, socialinės tarnybos, nacionalinė sveikatos tarnyba ir vyriausybė puikiai žinojo, kas vyksta, įskaitant ir nusikaltimų rasinį pobūdį, tačiau jie nesikišo dėl 2 priežasčių, nes nenorėjo varginti su dokumentais ir nenorėjo būti laikomi rasistais. Chloe kaltina šias institucijas ir jų stiprų įvairovės skatinimą dėl savo patirtos prievartos. Jei nueitumėte į X ir pažiūrėtumėte, tūkstančiai žmonių apie tai kalba. Tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių. Nes tai iš tiesų yra šlykštu. Po velnių, čia tikrai baisu. Kartą policininkas parvežė Fioną į namus, kuriuose vyko prievarta, ir pasakė vyrams, kad jie linksmintųsi su ją. Linksminkite su ją, linksminkite su ją, linksminkite su ją, linksminkite su ją. 250 000 mergaičių buvo išprievartautos. Tiesa, kurią jie bandė nuslėpti. Štai ir viskas, mano draugai. Jei norite sužinoti tikrasias detalės apie tai, kas vyko, galite perskaityti tyrimo ataskaitą. Bet tai yra priminimas visiems, kurie mano, kad tai tik sąmokslo teorija, kad tai vyksta kažkur kitur. Tai yra ta infrastruktūra, kuri egzistuoja. Ir tai yra pavojus, kai visuomenė mano, kad rasizmo dangstymas yra svarbiau nei tikras jaunų žmonių apsaugojimas. Štai ir viskas. Ar dabar esi patenkinta tuo, ką gavai? Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.